Can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. Ir sportininkas pasiruošęs. Robertas Bartkevičius atvyko iš Rokiškio, 26 metai. Sauliaus Brusoko taurėje laimėjęs pirmąją vietą. Puikiai susitvarko su užsakytų svoriu, iškėlęs rastas 130. Kviečiamas Robertas Bartkevičius, jėgos trikovės rekordininkas, užsisakė 142,5 kg sveriantį rastą antruoju bandymu. Ir pamatysim, ar jam pavyks įveikti šį svorį lengvai. Robertas susitvarko su rastu antruoju bandymu. Давай! Опа! Stipriai! Robertas Bartkevičius ir didžiausias šios dienos užsakytas svoris 152,5 kg. Robertai! Magiškai. Sveikučiai, tai ką, pirma rungtis. Rastose yra 3 bandymai ir maksimaliam svoriui. Pirmi 2 bandymai, kaip matot, viskas tvarkoj, o trečiam bandyme, tai kame problema buvo, tiesiog suskaudo kelį, ten turbūt plėšimas buvo raiščia ar kažkas panašaus, nes, žiauriai skaudėjo, bet varžybas užbaigiau visas. Aišku, faktas ir matos, kad neiškėliau, nes per daug atgal pasidaviau, tiesiog praradau balansą ir dėl to irgi dar neiškėliau, bet pagrindas buvo dėl kelio. Šiaip, jeigu nebūtų kelis, tai būčiau, ta prasme, dar kartojęs ir kėlęs dar kartą, bet yra kaip yra. Ir ką, einam prie antros rungties, akmenų nešimo. Ir duotas laikas Robertas Bartkevičius. Startuoja akmenų nešimo rungtyje ir matom, gana tikrai puikiai ir lengvai tvarkosi su rungtimi. Robertas Bartkevičius lengvai ir paprastai įveikė 200 kg. Ką, antra rungtis, akmenų nešimas. Svoris nėra didelis, ten gaunasi bendrai 200 kg. Vienas akmuo 110, kitas 90 kg. Tai va tame ir yra esmė, kad ten pats tas sunkumas, nes patys akmenys jie truputį braukės paleikojas, jie labai nepatogus ir plius svorių skirtumas. Tai negali greitai eiti, nes jeigu paskubėsi, tiesiog prarasi balansą ir gali nukristi. Tai va tokia rungtis įdomi. Pirmą kartą Lietuvoje turbūt, nežinau, nesu matęs tokios rungties. Tai pagirtina tokia rungtis, antrą vietą paėmė iš to rungtį. Tiesiog judam toliau prie kitos rungties. Teisėjas duoda laiką ir turim. Vienas kartas. Du kartai. Puikiai tvarkosi Donatas su rungtimi. 3 kartai. Zdarovas vyras, jam čia maišas kaip nieko. 4 kartai. Palaikom Robertą Bartkevičių. 6 kartai. 7 kartai. Ruošiasi Saulius Kikas. 8 kartai. Ir artėjom prie 10 kartų. 9 kartai. Robertas Bartkevičius. Robertai, nepasiduodam. 9 kartai. Turim dar laiko. 10 sekundžių. Robertas Bartkevičius atiduoda. Aplodismentai Robertui Bartkevičiui. Turbūt kaip aukštas augalotas vyras galva nusvaigo. Trečia rungtis, maišosi metimas ant peties. Viskas čia tvarkoj, kaip ir priklauso, tiesiog ištvermės biškiai trūkumas, bent jau pagal mane. Ir ką, 100 kg, 9 kartai, tokie dar pusiniai tie buvo, bet tiesiog nedasimečiau, jau truputį, sakau, trūko ištvermės, tai tas sprokstamas jėgos, aišku, ten galėjau biškiai gal pasikankinti ir užsimės, bet kaip šie, taip tokia, trečia rungtis, judam prie 4. Laikas. Robertas Bartkevičius.
Na, Robertas Bartkevičius varžusis su Sauliu Skikumu dėl Saulius Skikumu pirmosios vietos. Ir matom, Robertas skuodžia. Sauliu pasitemk, sustiprėk kažkaip. Ir Robertas rodo gerą laiką ir čiumpa trečiąjį svorį. Maišas. Judam, Robertai, judam dėl pirmosios vietos. Kovojam. Ir liko ketvirtasis svoris, 120 kg bidonas. Matom Robertui nemotais, 120 jokai. Reikia svorių užkelti ant platformos. Žiūrim laikas, kiek turime laiką. Ir Robertas Bartkevičius. Virš 105 kg. Greičiausiai įveikęs estafetės rungtį. Plojimai. Šaunuolis Robertai. Ši rungtis tavo arkliukas. Bendra nuotrauka su rėmėju. Ketvirta rungtis estafetė, tai svorio sunešimas ant platformos. Ratlankio svorio nežinau, bet jis žinau, kad su švinu tenais. Jo svoris, nemažas. Ne taip, kad paprasta ratlankį nešėm, žodžiu. Tada akmuo ten 90 kg, maišas 100 ir betonas 120. Džiugu, kad išėjo paimti pirmą vietą šitoj rungtyje. Ką, judam toliau? Judam toliau. Saulius Kikas, Robertas Bartkevičius kovoja dėl pirmosios vietos savo kategorijoje. Ir duotas startas, teisėjas patais. Labai tiktų daina Velniškas greitis šioje rungtyje. Jau vieną netekėjusi reikia Sauliau. Tai sarmatas turėk su žiedu. Sauliau, vyro varg Saulius tikiuosi. Sako taip. Prieš paskutinę rungtis laikymas svorio priešai save. Svoris buvo 27,5 berods ar kažkas tokio. Ir kaip neįprasta, tai tiesiog laikymas buvo kitokių paėmimų, nes būna taip maždaug, kad dabar taip plačiai visai geriau, man netaip petys traumuojas, nes dar ta sausgyslės trauma neišgijus ir negyja realiai, kol sportuoju, pasibaigs sezonas ir manau susigydysiu, o dabar darom kaip darom, žodžiu, pasaugom aišku, nesiplėšam. Aišku, man šita rungtis turbūt nemėgstamiausia, nes rankos ilgos, gaunas daug sunkiau laikyti negu su trumpesnėm rankom. Man šita rungtis labai nepalanki, bet išlaikiau visai neblogai pagal save. Ką, judam link paskutinės rungties, padangos vertimo. Robertas Bartkevičius verčia pirmąjį kartą. Svarbu įsivažiuoti, ne? Sunku įsivažiuoti, bet jau kai įsivažiuoji, sustoti negalėjai. Turim 3 kartus. Robertas Bartkevičius kovoja dėl pirmosios vietos su Sauliu Skikumi. 4 kartai. 5 kartai. Ir 6 kartas Roberto vertime. Paskutinė rungtis, padangos vertimas, prasidėjo lietus, pasunkino visiems sąlygas, bet visi vertė, viskas tvarkoj, nieks traumų negavo, nes lietus labai padidina traumos tikimybę, nes padanga labai slidi. Tai su tuo paėmimu šiek tiek biški buvo tokių nesąmonių, bet įsivažiavus pabiški, taip neskubėdamas ir verčiau, kad kažko kad nenuslystų ranką, nenusiplėšt kokią bicepsą, tai iš naravo, kaip sakant, įvykdžiau tą rungtį, irgi pavyko pirmą vietą šitoj rungtį paimti. Aišku, nieks ten labai ir nebesiplėšė, ne visi ir nurideno visus kartus, tai žodžiu. Tokia ta rungtis, toliau apdovanojimai ir kas norit, pasižiūrėkit Kulsvedžio varžybas, kaip sekės mūsų komandai. Tai. Ir antroji vieta Robertas Bartkevičius. Labai nedaug atsilikęs nuo Sauliaus Kiko ir iškovojęs antrąją vietą. Aplodismentai. Ir senbuvis
Galiūnas Saulius Kikas iškovojęs pirmąją vietą sunkiasvorio kategorijoje ir vos aplenkęs Robertą Bartkevičių, kuris buvo įkandin dovanas iš bendruomenės pirmininko, taip pat iš Karoliaus taurė ir bendrai nuotraukai. Aleksandra Vainolovič. Ar turim Aleksandrą atsiimti padėkos? Turim. O, graži žavinga mergina, ačiū jai už rėmimą šioms varžyboms. Taip pat Akmenės seniūnijos atstovai. Sportininkas neturi pražengti šio apskritimo. Taip. 3 sportininkai turi absoliučiai tik tais iš 4 rungčių vieną bandymą. Jeigu kažkur nepasisekė, tai galima tą vieną bandymą panaudoti ar taupyti ant maišo. Rezultatai yra sumuojami komandos metrais, viskas kiek bus numesta, o individualioje irgi metrais bus 3 geriausi apdovanojami. Visiems, manau, aišku, ne vienus metus jau dalyvaujam. Ir aš jau užkimsiu besnikėdamas. Aiktus. 4 šamų. Aiktu. Aš tiek nenumešiu. Gerai. Antras yra Robertas. Ir Arvydą, aišku, pasiliksim pasiskaninimui. Nu, Roberto, gerai? Caca kamuliukas. Ir... Opa! Aukštas metimas, bet geras, sėkmingas. 4,15. 415 centimetrų. Nu, dabar visi užsimerkiam, nes Arvydas, kaip sakant, jau čia apaksim visi dabar. Ir... Opa! Puikiai. 4,40. Nu? Ir... Opa! 3,64. Robertas. Taip. Palaikom Robertą. Yeah! Opa! Rimtas metimas. 4,54. Ir opa! Nu taip jau. Aišku, kad 5,83. Reikia atgaivinti. Nesibėgėsi, išsibėgėk biškutį. Išsibėgėk. Ir... Meta. Neslystal. Ir... Biškutį prasprūda. Slyda. Nu, nuėjęs. Slyda, ką čia? Ai. Bėgam, traukimės vis. Nu, iš tikrųjų, vos pataikė čia į aikštę. 12-13. Prašom, neįvedė. 12-13. Įsirinkus ir... Čia nieko nėra. Aišku. Robertas.
Teisėjai kitas įkitėmiau, žiūrėkit, nes peržengė. Kiek buvo užminęs. Užminiau? Korkas užminė? Nesvarbu. Ir opa. Nes čia toksai jau salyk. Op! Dar peržengt Karolio. Opa! Ir... Yra! O jūs bijojat, na? Ką darysim? Reikia paaiškinti. Ir... Robertas! Hei! Palaim! Nu! Reda, palaikyk! Pilko nebijau. Pirmą vietą iškovojo sunešti, ne, oi, Troja, vos nesuklydo, jo. Taigi, kažkaip neprognozuojamai buvo, jo, kad šičia pirma vieta ir Troja vėl. Kaip vos ne kiekvienais metais Troja kažkaip tai vat nugalėjo. Netyčia. Gal reikia krumstukį jau pakeisti. Taigi, pirmoji vieta Troja! Paskutiniai nusifotografavimai! Jo, iškelkit medalius, šitaip, iškelkit, o taip, iškelkit savo medalius, va ir rodykit, žinot, dabar. Jo, Tomai, atsistok biškut, Tomai, atsistok. Laimėjom daug, varam namo.